Sveiki! Praėjus 2 savaitėms jūs ir vėl pasitinka laida S+ Info. Taigi dalinamės naujienomis iš elektroninių ryšių bendrovės S+ gyvenimo. Dar arčiau. Toks yra naujo S+ televizijos sezono moto. Sužinokime, kokios laidos nuo šiol džiugins jūs. Gera žinia, S+ rudeninė akcija pratęsiama, o platesnė informacija pasidalins kolegė Lina. Noriu informuoti, kad rudens akcija yra pratęsiama iki spalio 31 dienos ir spalio visą mėnesį galima užsisakyti naują paslaugą, tai yra internetą, skaitmeninę arba kabelinę televiziją ir pirmus 6 mėnesius už paslaugą jūs mokate tik tais po 1 eurą, likusi sutarties laikotarpis standartinė paslaugos kaina. Su skaitmeninė televizija galima pasirinkti ir 3 papildomus kanalų paketus. Paslaugas galima užsisakyti paskambinę telefonu 8700 arba atvykę į bet kurį S+ aptarnavimo skyrių. Palaikyti idealią tvarką jums padės paslaugų linijos 1616 įmonė Švaros piramidė. Susipažinkime. Esu Aušra, uždarosios akcinės bendrovės Švaros piramidė valymo paslaugų vadovė. Įmonė Švaros piramidė jau daugiau nei 10 metų Šiaulių mieste bei regione sėkmingai teikia aukščiausios kokybės vidaus patalpų valymo bei lauko teritorijos priežiūros paslaugas. Plačiau kokias? Žiūrime! Atliekame nuolatinę patalpų priežiūrą privataus verslo, valstybinio sektoriaus, individualių namų, butų, bendrijų patalpose. Valome ofisus, biurus, gamybinės, maisto pramonės, maitinimo įmonės, švietimo ir kultūros įstaigas, prekybos bei verslo centrus. Atliekame dulkių, grindų plovimą, dengiame grindis vašku bei impregnuojame, valome langus, minkštus baldus, kilimus ar kiliminę dangą. Keičiame purvą ir drėgmę sugeriančius kilimėlius. Atliekame patalpų valymą po statybos ir remonto darbų. Valome ir prižiūrime lauko teritoriją bei teikiame profesionalią konsultaciją visais valymo klausimais. Beje, teikiame ir vienkartinės paslaugas bet kuriuo paros metu. Taigi ir pritrūkote laiko susitvarkyti prieš asmeninę šventę, nesijaudinkite, nes nėra tokių patalpų, kurios būtų per didelės ar pernelyg nešvarios. Mūsų valymo komandą sudaro daugiau nei 60 specialistų, kuriems nebaisus jokie iššūkiai.
Tai įmonė Švaros piramidė pas mus dirba jau keleri metai ir nusiskundimų didelių tikrai neturime. Dirba dėl to, kad ji yra gan atsakinga įmonė, tikrai sugeba suprasti, kad tai vis tik tai yra tvarkoma ir valoma ne biuras, o mokykla. Tikrai reaguoja į visus pastebėjimus, į prašymus mūsų, nes darbą taip pat reikia organizuoti po pietų ir taip pat kartais reikia ir ryte, kad ateitų išvalytų. Taigi šita įmonė reaguoja visus mūsų pastebėjimus, deriname grafiką, kad išties būtų mokykloje švaru, kad ji kvepėtų švara ir manau, kad tai yra atsakinga įmonė reaguojanti į viską, ko mes norim, tenkinanti mūsų prašymus ir užtikrinanti higienos sąlygas tokios, kokios reikalingos mokykloje. Norite gyventi švaroje? Skambinkite nemokamą trumpuoju numeriu 1616 ir Švaros piramidė pasirūpins jūsų valymo poreikiais. Iki malonaus. Neįmanoma įsivaizduoti gyvenimo be interneto. O jeigu jūsų nepasiekia įprastiniai kabeliniai tinklai, vienintelė išeitis S+ bevielis internetas. Plačiau papasakos kolega Vytautas. Elektroninių ryšių bendrovė S+ nuosavų namų rajonų gyventojams, kurių nepasiekia įprastiniai kabeliniai tinklai, siūlo naudotis bevieliu internetu. Neribotais bevieliu interneto planais gali naudotis Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyvenviečių, tokių kaip Žaliukai, Bubiai, Vinkšnėnai, Gegužiukai, Varduliukai gyventojai. Taip pat mūsų internetu gali naudotis Kuršėnų, Joniškio ir Radviliškio miesto gyventojai. Visiems susidomėjusiems S+ siūlomų bevieliu internetu yra suteikiama galimybė vieną mėnesį įsibandyti mūsų paslaugą nemokamai. O po bandomo laikotarpio apsisprendus naudotis S+ internetu ir toliau, sudarius sutartį 2 metam, mūsų meistrai viską įrengs jums nemokamai. Daugiau informacijos apie S+ bevieliu interneto planus, jų kainas, veikimo zoną galite sužinoti mūsų internetiniam puslapyje splus.lt. Nerandate savo adreso mūsų aprieptoje zonoje? Nenusiminkite, susisiekite su mūsų vadybininkais telefonu 8 700 121 01 arba apsilankykite bet kuriam mūsų klientų aptarnavimo skyriuje ir vadybininkai suteiks jums visą informaciją, kada jūsų gyvenvietėje bus įrengtas mūsų bevielis internetas. Senjorų dienos proga S+ dovanoja kompiuterinio raštingumo kursus visiems senjorams, kurie tą dieną užsisakė bent vieną iš S+ paslaugų. Pakalbinome Birutę, kuri yra viena iš senjorų, kurie gavo šią dovaną. Pažiūrėkime. Taip, labai naudinga, jau aš mano rato draugėm pasakiau, kad čia taip ir jos taip darys, nes žinot, ko mum šiais laikais, ko mum dabar sveikatos ir bendravimų, o šita forma tai yra bendravimo forma. Tai labai reikalinga. O gal jau žinot, ką norėtumėt būtent išmokti, ar nuo pat pradžių, nuo pat kompiuterio įsijungimo? Taip, nes aš tai tas pats kaip pirmokas, nuo A ir B. Visiškai nieko, nes čia taip ekspromtu tas skelbimas pastūmėjo, kad tikrai visiškai ir kursai labai naudingi. Labai viską. Labai visiems jums ačiū, kad čia toks, sakau dar kartą, pastūmėjimas mūsų. Išsiaiškinkime praeitos laidos viktorinos laimėtoją. Sveikiname Saulius Stropus, nugalėtojų susitieksime asmeniškai. Šios laidos viktorinos klausimas yra, iki kada vyksta S+ rudeninė akcija? Visi teisingai atsakę į klausimą turi galimybę laimėti S+ firminį rinkinį. Siųskite atsakymus paštu viktorina@splus.lt, nepamirškite nurodyti savo vardo, pavardės bei telefono numerio. Kviečiu dalyvauti. Laikas atsisveikinti. Susitiksime kitoje S+ info laidoje po 2 savaičių.